Sveiki! Šiandien pasižiūrėkime štai tokį triuką, kaip mes galime susikurti su Canva programa. Tai pasirinkite bet kokį dydį, tiesiog Canva pradžios puslapyje galite spausti socialiniai tinklai ir pavyzdžiui, tegul bus Instagram įrašas ar Facebook įrašas, tikrai visiškai nesvarbu, kurį dydį jūs pasirinksite. Ir atsirasite Canva puslapyje. Dabar mes norime rašyti tekstą, apvalų tekstą, tai mums pirmiausia reikia apvalios formos. Spauskime raidę C, C citrina ir atsiras pas mus forma, apskritimas. Tai jį pasidarykime tokio dydžio, kokio dydžio mes norėsime turėti tekstą. Tai plius minus, sakykime, aš įsivaizduoju, tokį norėčiau tekstą. Ir dabar eikime į kairės pusės meniu, spauskime programos ir čia į paieškos langelį įrašykime Typecraft. Typecraft, štai šitaip. Ir pasirinkime šitą appsą. Tai dar parodau, kaip įrašyti. Typecraft. Pasirenkame jį ir čia į skiltį tekstas rašome savo tekstą. Pavyzdžiui, aš rašau pirmą žodį žemė. Tai pasikeičiu lietuvių kalbą, rašau žemė. Ir toliau mes galime pasikeisti šriftą, matome font ir čia galime pasirinkti bet kokį šriftą. Matome pasirinkus šriftą, kai pasikeičia mūsų tekstas šiek tiek žemiau. Tai paieškokime mums tinkančio šrifto. Tarkime, šriftas mums atrodo, kad tinka, turi ir lietuviškas Ž, E raidės. Toliau mes galime pasikeisti spalvą, tai aš darysiu spalvą baltą. Tai tiesiog paimu ir pakoreguoju spalvą su šituo apskritimu. Matau, kad mano spalva jau bus balta. Taip, ir dabar geriausia paspausti apačioje Add Element to Design. Paspauskime Add ir mes jau matome mūsų tekstas atsirado. Spraktelkime ant teksto, žemiau jo mes matome pliuso ženklą ir pasidėkime tekstą maždaug į tą vietą, kurioje mes įsivaizduojame, kad tas žodis turėtų būti. Ir dabar grįžkime atgal į kairės pusės meniu ir tiesiog patampykime tuos taškus pagal mūsų apskritimą. Tarkime, gal mes norime, kad šitai prasidėtų žodis. Spaudžiu Update ir matau jau, kaip pasikeitė. Tai jeigu tinka, paliekame. Jeigu matome, kad dar norime kažkur patempti, tai tikrai galime koreguoti pagal save, pagal pasirinktą žodį. Ir dabar aš rašysiu kitus žodžius, tai aš įsivaizduoju, kad pas mane bus 5 eilutės, tai aš 5 kartus turėčiau turėti tekstą, kur rašyti. Tai aš sudubliuoju, spaudžiu Ctrl D, dubliuoti ir pasirenku Reset Shape, kad jis būtų paprastas, spaudžiu Update ir dabar čia įrašysiu antrąjį tekstą. Tai pas mane buvo yra tai ką. Tai viršuje aš turiu pakeisti tekstą. Yra tai ką ir vėl aš spaudžiu Update, kad pasižiūrėčiau, kaip maždaug čia atrodys. Tai kad paskui mes sutaupytume laiką, galime iš karto sudubliuoti šiuos tekstus tiek kartų, kiek mums reikės. Tai kaip aš minėjau, pas mane viso 5 eilutės. Tai aš pasidarau štai dar 4 vietas, kur aš pasikeisiu tekstą. Tai dabar šitą man reikia išsididinti, tai aš grįžtu į kairę pusę ir jau žinau, kad tikrai norėsiu patempti gan stipriai, tai tiesiog ir patempiu iš vienos vietos į kitą, patempiu ir vėl spaudžiu Update. Ir pasižiūriu, kiek pasikeitė. Galime patys pakeisti. Štai šitai. Ir vėl pasikoreguoti, kad atrodytų gražiai. Ir tada einame prie kito teksto ir atliekame tuos pačius žingsnius. Spaudžiame ant kito teksto,
pasikeičiame tekstą, koks tai turėtų būti. Pavyzdžiui, aš rašau mes visi ir spaudžiu update. Ir vėl dabar aš jį išsididinsiu ir žiūrėsiu, kad tiktų prie apskritimo. Spaudžiu update ir jau matau, kaip atrodys. Galbūt aš norėčiau, kad jis išsilenktų. Dar kartelį update, galime išsididinti. Taip, ir man jau kiti tekstai nebetilps, jeigu jis bus tokio dydžio, vadinasi, reikia ir kažkur susispausti, gal ne tiek daug išsididinti. Tai tiesiog pažaiskime ir pasižiūrėkime, kaip mums viskas gausis. Atlieku dabar tuos pačius žingsnius. Tai tarkime, susikūrėme ir mums jau patinka, kaip mes susikūrėme. Tai aš pavyzdyje foną pasirinkau kaip nuotrauką. Tai galime eiti kairės pusės meniu ir, pavyzdžiui, paieškoti clouds, įrašykime clouds, pasirinkime nuotraukos ir paieškokime nuotraukų. Paspaudus ant nuotraukos, nuotrauka atsiranda pas mus puslapyje, spauskime dešinį pelės mygtuką ir nustatyti vaizdą kaip foną. Žinoma, mums dabar jau nebereikia tos formos, to apskritimo, tai atsargiai galime paimti ir jį ištrinti. Ir štai mes turime tekstą, kurį sudėjome į apskritimą. Taip, toliau pasirinkome nuotrauką. Taip, aš dar buvau įkėlusi ranką, tai ranką aš taip pat pasiėmiau kaip nuotrauką iš elementų, tai rašiau arm, turbūt hand arm, ir ieškojau nuotraukų, tai štai tokios nuotraukos, kurios yra be fono, jos yra apmokestintos, kainuoja po 1 eurą ir skirtos Canva Pro vartotojams. Tai jeigu jūs norėtumėte išbandyti Canva Pro, spauskite mano affiliate nuorodą, kurią rasite žemiau video ir išbandykite Canva Pro 30 dienų. Tačiau neužmirškite, kai baigsis 30 dienų atšaukti narystę, kaip mes ją galime atšaukti, tai sugrįžę į Canva pradžios puslapį, galime eiti į paskyros nuostatos ir pasirinkti atsiskaitimas ir planai. Štai čia mes matysime mūsų Canva Pro narystę, kada bus kitas mokėjimas ir galime spausti 3 taškus ir atšaukti prenumeratą. Tai aš prenumeratos neatšauksiu, bet jūs galite atšaukti išbandę Canva Pro 30 dienų nemokam. Taip, tai dabar, jeigu jūs neturite galimybės pasirinkti štai tokios rankos, mes galime ją atsisiųsti iš nemokamo puslapio. Tai ateikime į puslapį png.aaa.com, į paieškos langelį įrašykime hand arm ir galime susirasti kažkokią nuotrauką, kuri yra be fono. Tarkime, aš pasirenku štai šią. Ir jos nuorodą taip pat rasite žemiau video. Spaudžiu download ir nuotrauka per 10 sekundžių įkris į mūsų atsisiuntimo aplanką, į downloads aplanką. Tai nuotrauka jau pas mane įkrito ir aš grįžtu į savo Canva puslapį. Dabar einu į atsisiuntimo aplanką, jį atsidarau, pasiimu nuotrauką ir tempiu į savo Canva dizainą. Ir štai mes turime ranką, kurią galime susimažinti ir tiesiog pasidaryti kažkokį efektą, kad žodžiai, tekstas yra lyg ir ant rankos. Tai tikiuosi, jums ši trumputė pamoka patiko. Neužmirškite paspausti like bei paspausti štai čia subscribe ir pradėti sekti mano kanalą, taip įkvėpdami mane ir toliau kurti lietuvių kalba visokiausius Canva triukus, pamokas bei naujienas. Tai tiek šiam kartui ir jeigu norėsite išmokti daugiau, žinoma, kaip visada galite registruotis nuorodoje
kurią rasite aprašyme ir aš jums atsiųsiu visą informaciją apie artimiausius Canva kursus. Iki!